Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14:30, kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais. Gyvas miestas visada gyvas. Sveiki, gerbiami klausytojai, čia studijoje prie mikrofono aš Vytautas Garbenčius. Birželio 8 dieną, šeštadienį Alytuje, o jeigu taip tiksliau, Alytaus aerodrome kviečia Alytaus bagažinių turgelis. Na ir apie visą tai, kas laukia, mes šiandien Gyvam mieste kalbame su Alytaus bagažinių turgelio visa, galbūt pagrindinė siela, galim tai pasakyti, organizatorė, tai Jurga Bruzgulevičienė. Labadiena. Labadiena. Tai Jurga, sakykit, tai yra antras. Taip, turgelis. Nes dabar galvoju, tikrai girdėjau apie vieną, tai taip net galvoju, bus negražai, būsiu praleidęs, kurį. Antras. Pirmas kada įvyko? Čia labai neseniai. Pirmasis įvyko prieš porą savaičių ir išklausę alytiškių nuomonę, tiek skambučiais, jie visi pas mus prašė organizuoti dažniau, kas 2 savaitės vasaros metu. Nes kaip tik ir norėjau klausti, galvoju, ar negalvojat, kad tos 2 savaitės taip greitai pralėkė gal, bet žodžiu, pareikalavimas diktuoja savo. Tikrai taip, Alytaus miesto gyventojai labai primiktinai prašė daryti, kadangi tai yra mano laisvalaikis, ne piniginė išraiška, kad gyventojai turėtų kažkokią tai pramogą. Tai nusprendėm, pasiplanavau laikus ir nusprendžiau, kad yra galimybė man padaryti kas 2 savaitės. Tai šiuo metu planuojame iki rugsėjo 31 daryti kas 2 savaitės, o paskui stebėsim orus. Tai vadinasi, vasaros metu kas 2 savaitės tikrai Alytuje vyks bagažinių turgeliai? Tikrai taip, jeigu leis oro sąlygos. Gerai. Apie pačią idėją. Tai kodėl gimė tokia mintis? Atrodytų ir dabar populiaru yra, tikrai. Nes šiaip labai gerai, kad jie yra tokie turgeliai, žmonės yra prikaupę tiek daiktų, nežinau kartais kodėl jie visą tai laiko, tai galimybė yra, juos neišmesti, o kažkam perduoti, perleisti. Ši idėja man kirbėjo jau seniai. Ir aš laukiau, gal kažkas tai įgyvendins šitą idėją. Važinėdama po Druskininkus, po Varėną, po Makniūnų turgelius ir nusprendžiau, kaip čia niekas neorganizuoja Alytuje. Toks didelis miestas ir nėra jo. Ir tai pagalvoja, prie kavos puodelio galvoju, reikia bandyti daryti. Ir to pirmo turgelio labai bijojau, kadangi nesu tų tokių renginių organizatorė, o tik mėgėja. Tai galvoju, pabandysim, kas gausis, tas gausis. Ir po pirmo turgelio atsiliepimai buvo, kad tikrai viskas pavyko, viskas šaunu, bet yra dar kur tobulėti. Čia visada yra, aš manau, kad niekada negalima sakyti viskas, čia vyksta super duper, visada yra gerai ar ne, kada galima pasiūlyti naujų dalykų. Bagažinių turgelis greičiausiai tom ir išsiskiria, kad niekada nežinai net ką ten rasi. Kiekvieną kartą atėjęs ten rasi naujų dalykų, tai kuom kviečiat prekiauti? Mes kviečiame mamytes, tėvelius, senelius, visus alytiškius prekiauti tai, kas jiem yra nereikalinga. Galbūt apsimainyti kažkuo, galbūt parduoti, galbūt susikeisti. Tai, kaip jūs sugalvojat. Tik tai nenorėtumėm priimti kaip vadinamų turginių, kurie veža vien tik tai naujus rūbus. Tiesiog tai yra ne turgavietė, tai yra mainimo vieta tarp Alytaus gyventojų arba aplinkinių rajonų, kurie gali atvažiuoti. Tai labai pas mus prašė ir turgaus prekiauti ir priimsi, tai mes kategoriškai pasakėm, kad ne, nes tai nėra turgaus paviljonas, jei norite parduoti, tai eikite į turgų. Vadinasi, norisi koncepciją išlaikyti, kad tai būtų kažkokie panaudoti daiktai, padėvėti, ar kaip čia pasakyti. Ir kaip bebūtų, visada yra klausima, kalbama apie tos sendaikčius, kurie galbūt turi netgi labai didelę vertę. Tai čia irgi, ar ne, yra eksponatai tam tikri, nežinau, kaip įvardinti, būna, kurie tikrai yra ir iš tų vadinamų Smetonos laikų ir panašiai. Tai ar tokių prekeivių, ar sulaukėtų pasidomėjimo ir gal jau net buvo?
Tikrai tokių turime, nes į mus kreipėsi Alytaus kolekcininkų kažkokia tai draugija ir jie paklausė, ar mes galėtumėm prisijungti prie jūsų. Tai žinoma, mes leidom jiem prisijungti, taip pat kvietėme ir Keturkojo Viltį prisidalyvauti, taip pat kavos galima bus įsigyti. Paskui bendravom su keliais vyrukais, tai jie mums patikėjo, kad jeigu pagaus žuvį, tai šį šeštadienį virsim ir žuvienę. Aha. Paskui kalbinom vaikam, kad būtų pramogos, tai bus elektriniai automobiliukai vaikams, irgi žadėjo atvykti. Ir renginio metu yra galimybė paskraidyti lėktuvu aerodrome bei įsigyti skrydžius oro balionu. Oro baliono skrydį reikia derinti nuo oro sąlygų. Bet čia, žodžiu, užsisakyti į ateitį. Bet skrydis lėktuvu bus galima tą padaryti turgelio metu. Tikrai taip, jeigu oro sąlygos leis. Tai aišku, čia vienareikšmiškai gerai. O pati vieta, tai aš įsivaizduoju, kad dar nereikės tikrai klaidžioti, aerodromas šiaip didelė teritorija yra, bet greičiausiai tai čia prie kur vykdavo koncertai, ten kurioje vietoje plius minus vyks? Diskutavom su direktorium, kurioje mums vietoje leistų, tai mes priėjom bendrą sprendimą, kad mums leistų pradžiai bent kur asfaltuota ir ant žolės. Tai pirmąjį turgelį užsiregistravo 80 mašinų, atvyko 62, tai labai džiugu ir tikimės ir šį kartą tiek bus. Kol kas registracija vyksta aktyviai, bet dar yra galimybė užsiregistruoti, tai paskubėkit, nes vietos tirpsta greitai. Ateityje matysime, jeigu matysim, kad netelpam ten, kur suplanavom, plėsimės į didesnę erdvę. Šiai dienai nenorim tenai plėstis, kadangi lėktuvai nusileidinėja visą kitą, tai kad neįvyktų traumų, tai norim lėktuvų taką palikti laisvą. Tai paskui galbūt persidėsim į kažkurį kitą kampą. Žodžiu, kol kas tikrai pilnai tą lokaciją jūs tenkina, o kaip suprantu, vietų plius minus, tai kažkur apie 80 ar iki 100 kažką gali tiek, ar nepriimti. Šiaip planavome pirmajam turgelį, tagu bent užsiregistruoja 30, tai bus mūsų svajonė. Bet kai pamatėm, kad registruojasi aktyviai ir su kiekviena artėjančia diena turgelio vietų mažėja, tai mes paskaičiavom, kad turėtumėme tilpti apie 100. Tai viskas priklauso, kadangi iš pradžių diskutavom plotus, bet paskui pamatėm, kad mes tų plotų neskirstysim, kiek kas turi, tik tai gražiai sustatyti eilės tvarka į mašinas, kad nebūtų bardako. Kad visiems būtų patogu ir prekiautojams, ir atėjusiems įsigyti. Ar kažkaip tai būtinai reikia užsiregistruoti, kur jeigu būtinai reikia užsiregistruoti, ar jeigu atsitiks taip, kad atvažiuos neužsiregistravęs, kaip ten už tvoros liks? Tikrai reikia registruotis, kadangi turim žinoti, kiek automobilių, nes erdvė yra skirta būtent tokia ir ne kitokia, ir mes sklypo nei praplėsim, nei padidysim, nei sumažysim. Tai mes žinom, kiek maždaug telpa, tai dėl to mums aktualus tas skaičius. Registruotis galite Facebooko grupėje Alytaus bagažinių turgelis arba telefonu 8646 00 355. Iki kada reikia būtinai tą padaryti? Iki šio penktadienio, balandžio 7 dienos, iki 00.00 valandos. Gerai. Na ir vadinasi, atvykus įsigyti galima įvairiausių daiktų, kaip suprantu, bus galima netgi jeigu žvejai gerai padirbės ir žuvienės paragauti, o ar prekiaujama yra ir bus, na, nežinau, kad ir ten, pavyzdžiui, kaimiškais lašiniais, sūdytais, rūkytais ir panašiai? Pirmam turgelį tikrai buvo skanėstų, matėm ir dešryčių naminių. Arba, pavyzdžiui, atsiprašau, pertrauksiu, kas dabar iš tikrųjų yra labai daržovės, kada močiutės kaime agurkai, pomidorai, salotos ir žinot, uogos jau atsiranda, tai nėra ką lyginti vis dėlto su prekybos centru. Pirmam turgelį buvo ir lašinių naminių, mačiau, buvo ir kibinukų padaryta, mačiau pomidorų daigais, moteriškė prekiavo. Mačiau mezgėjos, prekiavo savo vaikiškais žaisliukais, nertais, pledukais. Beje, šį šeštadienį yra Alytuje organizuojamas mezgėjų būrelis viešumoje. Jeigu yra Alytuje mezgėjų, kurios norėtų nemokamai megzti viešumoje, Alytaus aerodrome, prašome jungtis, mes jūs kviečiame. Vadinasi, galim netgi tikėtis tokį mezgėjų
visą klubą surinkti, ar kaip čia pavadinti, chorą visą. Tikrai taip, sėdės, pasims kėdutę, pasims ar virbaliukus, ar vašelį ir ką jos moka megzti, galės megzti, nes tai Alytuje yra pirmas kartas mezgėjų viešumoje, tokia edukacija, galima sakyti. Na, faktas tas, kad vadinasi, jeigu jūsų lūkesčius pranoko pirmasis turgelis, tai reikia tik tais džiaugtis, kad jis atsirado. Iniciatyva yra, žiūrėsim, aišku, šį šeštadienį, jeigu jau kas neįtilps į šį šeštadienį, tai po 2 savaičių, žodžiu, kas 2 savaitės galima drąsiai dėliotis. Kitas planuojamas birželio 29 ir Liepos 13 artimiausios datos. Na va, gerai, vadinasi, per miesto dienas, aišku, bus galima švęsti, bet dabar tikrai užsukit šeštadienį, birželio 8 dieną į Alytaus aerodromą, čia Alytaus bagažinių turgelis. Visą informaciją dar kartą pakartokit socialiniam tikle Facebook, ar ne? Taip, Alytaus bagažinių turgelis arba telefonu 8646 00355. Kągi, kviečiam užsukti, na, o apie Alytaus bagažinių turgelį pasakojo organizatorė Jurga Bruzgulevičienė. Ačiū, gero, gražaus, turiningo turgelio. Ačiū. Pašnekovę kalbino Vytautas Garbenčius. Gyvas miestas. Urbanistikos aktualijos ir tai, kas vyksta ten, kur esi tu.